Šiandien į studiją ateis Džeremis padžeminti, tai nelabai turiu laiko, bet tikiuosi dar biškai vis tiek pafrazuot basą. Ką čia Greta veikia, jeigu Džeremis ateis padžeminti? Nu, nežinau, skaito knygą. O iš tikrųjų? Gal irgi atėjo padžeminti. Iš tikrųjų? Iš tikrųjų, turbūt atėjo pagrot būgnais, o tada padžeminti. O iš tikrųjų? Panašu, kad pavyko išsifrizuoti viską, ką reikėjo. Truputį nerimavau, kad kadangi gitara yra tik 36 mm storio, tai čia neužteks gylio kišt laidui, bet lyg ir atrodo, kad viskas turėtų būti okei. Bandžiau kažkaip geriau persidėlioti pedalus, bet iš principo grįžau tiesiog į pradinį tašką. Niekaip nesuprantu, kaip buvau sutalpinęs šitą pedalą į pedalboardą. Na, aišku, dabar vietoj, kaip čia pasakius, kadangi konsam vietoj jo naudojau šitą reverbą, tai dabar jis irgi yra pedalboarde. Bet jeigu jį nuimu, niekaip nesiranda tiek vietos, kad tilptų šitas. Bet kažkaip matyt buvau kažkokią kitokią eilės tvarką tiesiog sudėliojęs ir tada kažkaip tilpo. Arba nebuvo equalizerio, bet man rodos, kad buvo. Dar turiu pasidaręs tokį feedbackerį, kurį irgi būtų visai smagu panaudoti kokiam nors keistam triukšmingam vietam, bet tiesiog per daug viską ir per sudėtinga kažkaip viską sujungti ir sutalpinti. Nors ir labai stengiausi, vis dėlto nepavyko tiksliai išfrazuoti nuėmėjos skylės. Net atrodo gal biškai keista, kaip čia įmanoma tai per kelius milimetrus nukreivinti. Bet manau, kad didžiausia klaida buvo žymėtis tą skylės formą ant lipnios juostos, o ne tiesiai ant plastiko. Bet ant plastiko nelabai pieštukas nepiešė, su markeris labai storas, tai dėl to pasižymėjau ant juostos, bet juosta labai kažkaip, kaip čia pasakius, frezuojant tiesiog atsilupo, užsiraitė ir tada sunku buvo įžiūrėti, kur čia tiksliai reikia frezuoti, tai gal dėl to taip išėjo. Tai aišku, biškai apmaudu, nes čia tokia vieta, kuri akivaizdžiai matosi, bet toks tas basas, ką padarysi, nebus kaip iš gamyklos. Šiaip turbūt antras pagal nemėgstamumą įrankis po frezos yra tas paprastasis siaurapjūklis. Kažkaip labai įkyru būna su juo pjauti, visą laiką irgi nusikreivoja viskas. Bet įveikiau šiandien pigardą ir ko gero
šiandienai pakaks. Galiausiai išsikroviau kamerą, bet po to dar truputį padžeminau tokią naują idėją, bet nelabai įkvėptai. Vienas gabaliukas gal ir nieko, bet didžioji dalis kažkaip nelabai patiko. Dar bandžiau po to rašyti žodžius ankstesniai dainai, kur praeitą savaitę kažkaip neblogai susidžemino, bet kažkaip atrodo tarsi nelabai turiu ką pasakyti. Nežinau, tiesiog reikia matyti dažniau tai daryti, nes taip jaučiasi, kad senokai nebandžiau rašyti nieko. Basas kaip ir veikia ir netgi, sakyčiau, visai gal gražiai skamba, tik įtartinai silpnokas signalas. Tai nežinau, ar tiesiog toks silpnas tas nuėmėjas, ar ką nors netai padariau. Bandysiu dar pasidomėti. Aš šiaip džiaugiuosi, kad užbaigiau iki tokios veikiančios stadijos. Liko dar, aišku, kažkaip nulokuoti, nušlifuoti. Dabar jau gal ir gailiuosi, kad špakliavau su tuo tamsiu špaklium, nes nesu tikras, kaip dabar padaryti, kad jo nesimatytų, jeigu tik tai lakuosiu ir paliksiu natūralią spalvą. Bet nežinau, žiūrėsim. Kol kas kaip ir veikia. Užbaigtas etapas. Truputį patikslinsiu ertmės dydį, nes čia truputėlį remiasi laida Lizdas. Nušpakliavau apatinę dalį su to pačiu tamsiu raudonmedžio špakliumu. Aišku, labai smarkiai skiriasi spalva, bet jo didžioji dalis vis tiek turėtų nusišlifuoti. Tai, nereikėtų taip daryti iš tikrųjų, bet kaip sakiau, noriu sunaudoti tai, ką turiu. Tai žiūrėsim, kaip čia išeis. Šiaip užknisa šlifuoti špaklių, kiek pamenu, nes labai dulka. Bet kitaip, man rodos, nelabai įmanoma išgauti lygaus paviršiaus. Bandau sudėlioti biškį detalesnius būdus vakarykštei dainai, nes pradžiai taip užmečiau su sampleriu, taip labai grubiai, o dabar bandau biškį per kompą padetalizuoti. Šiaip vis gal atrodo, kad biškį blaškaus ir pradedu vis naują projektą, vietoj to, kad užbaigčiau kokį nors seną. Ir mačiau tokią idėją, kad
Tai yra tokia problema su visokiais tokiais mėgėjais produceriais kaip aš, kad nelavina gal to įgūdžio užbaigti dainą, nes vis pradeda kažką naujo ir tada tas naujas idėjas generuoti fainą, o užbaigti ne tik kad sunkiau, bet ir nesipraktikuoju. Ir toks uždaras ratas išeina. Tai ir kartu dar kitą idėją mačiau, tam šiek tiek prieštaraujančią, kad tiesiog praktikuotis kažką dėl praktikavimas irgi nėra gal labai gera strategija, nes tiesiog natūraliai motyvacijos būna mažai, reikia prisiversti ir tada gal ir tų rezultatų tokių gerų neduoda. Tai man atrodo, kad geriausias gal vis dėlto tarpinis variantas, kad kažkiek skečini nuolatos, bet su tom dainom, kurios neatrodo fainos iš pat pradžių, gal geriau ir nevargti arba pasidėti ir paklausyti ateityje. Tai dabar mano tikslas bent kokias 3 turėti idėjas, kurios atrodo tokios jau biškai geresnės, kažko vertos ir tada su jom bandyti pasipraktikuoti tą jau tolesnį etapą, kur kažkaip galvoji žodžius, struktūrą sudėlioji ir labiau taip užbaigi. Jeigu dar pavyks ateiti savaitgalį, tai pamatysit, kaip šlifuoju, o jeigu ne, tai kitą savaitę. Nusipirkau tokį monitorių kontrolerį, nes beje kažkaip labai nepatogu būdavo naudotis. Tiek nepatogu, kad iš vis nelabai naudodavau tų kolonėlių ir daugiausia viską darydavau per ausines prisijungęs. Tai dabar gal bus fainiau. Prieš tai sakiau, kad frezo ir siaurapjauklis nelabai patinka, bet vis dėlto šlifuota špaklių turbūt blogiausias dalykas. Grinai dėl to, kad visur pakyla toks smulkių dulkių debesis, kurį paskui iš visko visur reikia susirpti. Bet daugmaž nušlifavau, tai dar gal truputį, nežinau, kažką pavalysiu, patrinsiu ir tada bandysiu pradėti lakuoti. Kaip ko gero buvo galima ir tikėtis, pradėjus lakuotas špaklis, tik tai dar išryškėjo ir atrodo žiauriai marzinai viskas. Tai, nežinau, ko gero nepavyks išvengti dažymo. Arba bent jau reikėjo nubeicuoti prieš lakuojant, bet tada būtų tamsesnė spalva, aš norėčiau tokios, liktų tokia šviesesnė labiau. Tai matyt, kaip ir galvojau, reikės tiesiog, planas toks, nulakuoti, išlyginti tą laką, nupoliruoti, kad būtų toks jau lygus paviršius ir tada ant jo užpurkšti su balionėliu baltų dažų, o tada dar ant viršaus skaidraus lako. Arba tiesiog palikti taip žiauriai. Užtepiau 2 tokius storus sluoksnius grunto, kuris yra pusiau kaip lakas, bet gal turėtų biškį lengviau šlifuotis. Ir nežinau, gal šiandien ir pakaks, nes jis gana lėtai džiūna. Ir gal tiesiog rytoj atvažiavęs pabandyčiau jį nušlifuoti su tokiu švelniu švitriniu. Ir radau dar, kad turiu baltų dažų, nesu tikras, ar jie gerai kibs prie šito lako, bet tipo. Gal tada ant jo užpurkšti dažų, o tada dar ant viršaus lakuoti, nežinau, žiūrėsiu.